7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Žinai, kokiam nuotaikom pasitinkat rinktinės stovyklą? Tradicinis klausimas. Gerom nuotaikom, manau, visi gerom nuotaikom pasitinkam. Viskas pagal planą. Žiūrėsim, kaip čia toliau viskas susiklosto. Turbūt tų klaustukų išlieka. NBA, toj prasidės visi reikalai, tai vasarą įsibėgėja. Išmatant to, koks dabar yra, sakykime, solidus sąrašas palyginus su praėjusiais kartais, kai tekdavo rinktinės sudėti, ar dabar lengviau buvo tą sudaryti? Ne, gal tik tai susiklostė tokios aplinkybės, kad suvažiavus susirinkom, bet ir praeitais metais viskas buvo gerai, tik gal kažkiek langai yra suprantama sezono metu sudėtingas dalykas labai. Dovydas Giedraitis iškrito pakeitimo. O, Lekšas. Sveikas. Nebuvo kažkokių papildomų dar iššūkių, ar Dovydo Giedraičio nebus iš to pirminio sąrašo? Iš pirminio sąrašo jo, nebus Dovydo. Turbūt susiklostė taip, kad ta visa jo situacija ganėtinai netikėta buvo ant galo. Matas Buzelis atvyks į rinktinę, yra kažkokių papildomų iššūkių, papildomų jo reikalavimų atvykstant į stovyklą? Ne, nėra jokių. Buvo skelbima iš pat pradžių, kad Rimas Kutaitis sakė, kad Jonas Valančiūnas vėliau prisijungs, po to Valančiūnas sakė, kad jis atvyks nuo pat pradžių. Kokia yra jo situacija? Jonas prisijungs nuo šiandien. Margeris Normantas? Margeris biškį vėliau. Užsiminėt apie NBA, ten tos kažkokius dalykus, šiandien dėl draudimo kažkokie klausimai, ar ne? Dėl draudimo tai yra vienas, bet aš pažiūrėsim, kokie mainai, daug gandų eina apie viską, tai turbūt susijęs su Kasparo situacija, kur matom visi, bet čia niekad nežinai, kaip viskas gali atsitikti, tai tas įdomumas, turbūt niekas nežino, kas kur ką iškeis, bet matom pagal antraštės, kad Miamis viena iš tų pretendentų, kas gali gauti Janį. Bus draugiškas matas su Ukraina, galės jame tai stebėti žaidėjai pagal tos draudimus? Jo. Galės? Gal tu žinai daugiau? Kiek aš žinau, tai galės.